vis tiek vanduo yra apie jausmus, apie gyvenimą per širdį, vanduo yra apie tokį, turi ir tokio švelnumo savyje, bet kartu ir labai didelės galios, ne, jeigu reikia kažką pastumti, bet ramiau, tai va tas tokia ramybė, jausmingumas gal labiau į tą pusę galėtų būti. Bet vėlgi, kaip jūs sakote, aš labai nenoriu jokių rėmų įstatyti, nes šita teorija būtent yra atvirkštinė rėmams. Tai va, ugnis yra apie tokį ėjimą į priekį, apie kad ir tokią aistrą gyvenimui, paprastam žemiškam gyvenimui ar dvasiniam gyvenimui, kokiam tik nori, bet apie tokį, apie pokyčius, ne, aš nenoriu stovėti vietoje, aš noriu laikyti į priekį, jeigu reikia kažką pakeisti, aš galiu pakeisti, tai toksai, tas užsidegimas, toksai gali būti reikštis kaip ir aktyvumas, bet nebūtinai gali reikštis ir kaip kažkokios idėjos, vis laik kyla idėjos, kūrybiškumas.